Labas! Šitame profesoriaus Gedimino Navaičio video panagrinėsime agresoriaus sielos labirintus. Perprasite, kokie motyvai ir psichologinės priežastys verčia patikimą darbuotoją tapti moberiu. Agresoriaus ir aukos tarpusavio ryšys. Sužinosite, ką iš tiesų reiškia jų santykis ir kokie stebinančiai panašus bruožai juos vienyje. Išnagrinėsime mobingo etapus ir kokius ginklus dažniausiai renkasi aukos norėdamos apsiginti nuo agresoriaus, bei kodėl kartais jie neduoda norimo rezultato. Mobingo aukų gidas. Gausite praktinių žinių ir patarimų, kurie padės atpažinti psichologinį terorą ir apginti save. Atskleisime, kaip ankstyvosios vaikystės patirtis formuoja mūsų dabartį. Suprasite, kodėl praeities šešėliai tebeseka mus ir kaip tai galime pakeisti. Na ir galiausiai, menkavertiškumo kompleksas. Atpažinsite, kaip jis pasireiškia ir išmoksite, kaip jį valdyti kasdienybėje. Na ką, o dabar perduodu žodį profesoriui Gediminui Navaičiui, bet prieš tai nepamirškite paspausti mygtuką patinka, tai padėsite mūsų YouTube algoritmui. Agresorius visada turi asmeninių problemų. Šitų problemų ištakos yra menkavertiškume. Tas menkavertiškumo kompleksas, menkavertiškumo išgyvenimas skatina orientuotis į kažką tobulo. Tuo pačiu netoleruoti kitoniškumo. Su tokia nuostata gyvenantis nuolat jaučia ir pavydą, ir pyktį. Kiti gyvena savo gyvenimą, o taip pat pavydėtino. Mes visi žinome, kad pavydėti gėda, bet negi taip ir pripažinsim. Tada atsiranda noras sunaikinti tai, kas kelia gėdos, pykčio, nepasitenkinimo jausmą. Be to, menkai save vertinantis, jis nesijaučia saugus ir puola kitus tam, kad palaikytų savo savigarbą. Griebėsi smurto, kad ar psichologinio, kartais ir fizinio, tai greičiausias būdas vėl atgauti galios jausmą. Ir įdomus dalykas, auka irgi turi menkavertiškumo kompleksą. Tuo jinai panaši, savotiškai panaši į agresorių, į moberį. Nes turėdama menkavertiškumo kompleksą, jinai nesugeba iš karto pasipriešinti agresoriui. O kadangi iš karto nepasipriešino, tai aukos galimybės vėliau nėra didelės. Jinai gali pasirinkti vėliau išgyvenimo, individualios kovos strategiją, arba tiesiog palikti organizaciją. Na, gal tiesiog pavyzdį jums ganėtinai paprastą, artimą mobingui, bet iš kitos srities. Jaučiate įtampą namuose, darbe arba kitoje aplinkoje, o vėliau ją atsinešate į visai su stresu nesusijusias erdves. Arba būna, kad pagaunate save stresuojant dėl įvairiausių smulkmenų, o praėjus kuriam laikui jos atrodo visiškai nereikšmingos. Arba jaučiate, kad kaskart pajutę stresą vengiate tam tikrų situacijų ir taip prarandate naujas galimybės. Jeigu atsakėte teigiamai ir jaučiate, kad streso valdymas šiuo metu jūsų gyvenime šlubuoja, apačioje aprašyme palikau jums nuorodą. Šioje unikalioje 11 dienų programoje išmoksite minčių savistabos, ramybės pratimo, kuris padės suvaldyti įtampą stresinėje situacijoje ir įgysite praktinių žinių streso kontroliai savo gyvenime. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite prie kurso jau dabar. Ateina, kaip ganėtinai dažnai dabar būna, ateina tėvai į konsultaciją, norėdami pasiguosti, papasakoti, kaip jų aštuntoką mokytoja terorizuoja, skriaudžia, neteisingus pažymius rašo ir taip toliau. Tai šalia kitų klausimų aš jiems pasiūlaus dar vieną klausimą, kad, sakysim, jie kovos su tą mokytoją ir gal per metus, o jeigu pasiseks per pusmetį, pasieks, kad arba mokytoja pakeis požiūrį,
kas labai abejotina, veikiausiai tik apsimes, arba tiesiog nebemokys tos klasės, mokys kitas klases toj pačioje mokykloje. Tačiau jų vaiko situacija, manau, mokykloje vis tiek bus ne pati palankiausia, nes ganėtinai daug kitų edukologų, pedagogų, kokie jie bebūtų, geri, protingi, suprantantis, vis tiek truputėlį kreiviau žiūrės į tą vaiką. Tai klausimas, ar labai verta investuoti laiką, energiją į mokytojos perauklėjimą. Gal paprasčiau vaikui išeiti į kitą mokyklą. Nesakau, kad tai yra vienintelis teisingas sprendimas. Tiesiog sakau, kad reikia įvertinti galimybės. Lygiai taip pat ir susidūrus organizacijoje su mobbingu, reikia įvertinti tas galimybės ir todėl, kaip ir išvados, išvada galimoms mobbingo aukoms. Labai gera išvada, tik sunkiai padaroma, netapti auką. Nes išvengti mobbingo yra lengviau nei jį įveikti. Išvada vadovams. Mobbingas visada signalas, jog organizacijos kultūra krizėje. Kaip prisiminkim, kaip pradėjau kalbą apie mobbingą, kad tai yra psichologinė įtampa. Kartais ne tik psichologinė, finansinė, organizacijos kitimas, kitos problemos, kurios gali sukelti, kaip jau sakiau, organizacijos krizę. Tačiau išvengusi mobbingo, organizacija bus sėkmingesnė. Tai kad tam tikrą laiko, energijos, kartais ir finansinė investicija į mobbingo įveikimą organizacijai apsimoka. Na, turėdami išvadas, galim pažvelgti toliau. Galime dar truputėlį sustoti prie agresoriaus ir aukos psichologinio artumo. Kad jie turi panašias savybės. Nes čia kalbu apie menkavertiškumo kompleksą, šitą savoką ir iš vis tai temai daugiau dėmesio gal negu kiti psichologai, psichoanalitikai, ypač yra skyręs Alfredas Adleris, na, sakyčiau, vienas iš kelių labiausiai žinomų psichoanalitikų. Kiti be abejo girdėtas Freudas, Jungas, o kągi visgi Adleris šnekėjo. Kad kiekvienas iš mūsų turi tam tikrą menkavertiškumo patirtį vaikystėje. Daugybę dalykų mes negalėjome patys padaryti. Priklausėme nuo tėvų, nuo jų geranoriškumo ir nuo jų tam tikro kritikos. Nes vėlgi, trumpai gražinsiu kurį nors mane šiandien šiuo metu besiklausantį į vaikystę, į 5 metus. Tai natūralu, kad 5-6 metų vaikas daug ko nesugeba ir padaro klaidų. Būtų labai keista, kad jis jų nedarytų. Tai sakykime, Petriukas. Šiuo atveju Petriukas tikrai yra Petriukas, nes tai, kaip sakiau, 5 metų vaikas. Jisai blogai užsisiekė paltuko sagas. Kaip galiu toliau su juo bendrauti? Galiu sakyti, štai tu jau beveik didelis, o nei paltelio nesugebėjau užsisekti, durniau tu. Vienas variantas. Galiu sakyti, jau beveik didelis, jau žiūrėk, 4 sagas gerai užsisegei, dabar ir 5 gerai užsisek. Abiejais atvejais nurodžiau klaidą, bet vienu atveju dar ir įvardinau, kad jis yra niekam tikęs, o kitu atveju paskatinau ir tikėtina, kad vaikas, kuris susilaukia paskatinimo, kurio pasiekimai pripažįstami, po truputį toks ir auks. Kartais tėvai daro gana pastebimas klaidas, manydami, kad tos instrukcijos, kurios jie tiesiogiai duoda vaikams, kad vaikai jas taip ir supranta, kaip
tėvai tikisi, kad supras. Iš tikrųjų vaikas supranta pagal savo logiką, savo išmanymą. Na, dar vienas pavyzdys, kad tiesiog ryškiau, aiškiau būtų. Mama užtiko paauglio kambarį, kur nors užkištaus už spintos šiek tiek nugertą viskio butelį. Ir sako, ha, su ironija. Tai jau dabar išgerinėjai, ar ne per jaunas išgerinėti? Ką jinai pasakė, ką girdi jos paauglys, kad viskis tai yra suaugusių pramoga, kad jiems galima. O jam, jis dar per jaunas, jam dar negalima, o jisgi nori būti suaugęs. Tai žino, kad gal dar šiais metais negalima, bet jau kitais bus galima. Tai motina tikrai nesiekė to, kad paskatinti jį ateityje išgerinėti. Bet instrukcija į galvą įdėta. Suprantama, vienas ar kitas posakis nei pataisys vaiko, nei sugadins, bet jisai rodo tam tikrą ugdymo kryptį, rodo jo vertinimą. Ir tada ir turime tam tikrus kompleksus, kad iš pradžių ateinančius iš vaikystės, jog žmogus gali save vertinti kaip prastesnį už kitus, savo klaidas sureikšminti, savo nesėkmes ir paprastai, tokie žmonės, jie jaučiasi, kad nelabai pritampa prie gyvenimo, prie kitų ir galiausiai dar grįžkime truputėlį atgal į tai, ką aš čia jums rodau. Ir tada turime simptomus, kad perdėtas kitų žmonių dėmesio siekimas. Tuo pačiu ir baimė bendrauti. Draugų trūkumas ir baimė suklysti. Pastovus nerimas, negatyvus aplinkos suvokimas, perdėtas pareigingumas. Dažnai turintis nepilnavertiškumo kompleksą žmonės bando jį kompensuoti agresiją, alkoholiu, narkotikais, kokiais nors socialinio statuso simboliais, auksinių lenciūgų, ne grandinėlė aplink kaklą. Todėl, ką svarbu pasakyti, kiekvienas turi tam tik didesnį, mažesnį įgimtą menkavertiškumo jausmą, nes negalim be jo užaugti ir gyventi vieni. Tačiau mes galime tą jausmą įvairiais būdais susilpninti, kompensuoti ir galiausiai įveikti. O jeigu tai nepavyksta, tai ir pereina į menkavertiškumo kompleksą, kaip savybė ir aukos, ir to agresoriaus moberio. Tai dabar kokios galimybės įveikimo? Kompetencija. Kalbant apie darbo sritį, tai profesinė kompetencija. Ir tiesiog, kad geriau įsivaizduoti šitą situaciją, psichologiškai ją įsivaizduoti. Tai manau, gana lengva save į tam tikrą situaciją perkelti. Stovite eilėje, arba eilė tai gali būti ir automobiliai. Vairuojat automobilį. Ir kažkas užlindo su savo automobiliu. Ir jau nieko nepadarysit, negi trenksite į jį. Negi taip vairuosite. Tačiau koks yra vidinis judesys? Nuvertinti tą užlindusi. Arba bent jau susiraukti. Kokį gestą parodyti. Galiausiai net ir vienam važiuojant, ką nors pasakyti. Ir čia svarbu toje kasdieninėje situacijoje, o kam viso to reikia? O kam reikia parodyti šituos jausmus? Jie kaip ir atkuria pasitikėjimą savimi, parodo savo pranašumą prieš tą, kuris negražiai elgėsi. Bet pagalvokit, juk vertė jūsų nepakito, jeigu kas nors užlindo be eilės. Tada kam tai visą rodyti? Bet šitas pavyzdys mums ir iliustruoja, kaip pasireiškia menkavertiškumo kompleksas. O išplėskim jį, perkelkim į kitas situacijas, pamatysime, kad tai yra
ne tik yra, kad tai ir gali tapti to agresoriaus moberio elgesys. Jeigu žmogus save pozityviai vertina, tai jam nėra dėl ko nuolat stengtis atstatyti vertę. Jis ir taip tą vertę jaučia savyje. Todėl svarbi išvada, labai svarbi, kad problemų šaltinis šiuo atveju, nors ir problemos atsirado kilus įtampai organizacijoje, bet problemų šaltinis yra viduje to žmogaus. Ir tai galime netgi savo savotiškai pritaikyti, kad problemų šaltinis yra ne tame, koks aš esu, bet kaip pats save vertinu. Ir, sakyčiau, labai reikšmingas modernios psichologijos atradimas. Žmogus gali pakeisti savo gyvenimą, pakeitęs požiūrį į jį. Dėkui profesoriui Gediminui Navaičiui ir sveikinu visus jūs, kurie pasižiūrėjo šitą video iki pačios pabaigos. Atsidėkodami galite paspausti patinka mygtuką po šito video, na ir palikti komentarą, kokias mintis išsinešate iš šio video. Jeigu norite matyti daugiau panašių paskaitų, spauskite mygtuką prenumeruoti apačioje. O jeigu domitės psichologijos, saviugdos temomis, kviečiu jūs užsukti į mūsų puslapį www.psichologijoscentras.com. Ten rasite ir pačius populiariausius mūsų kursus. Labai rekomenduoju jums pasidomėti Olego Lapino video kursu Psichosomatika. Ligos, kurios prasideda galvoje. Šis 3 valandų trukmės Olego Lapino video kursas skirtas žmogui norinčiam įsigilinti į psichoemocinės problemas, atrasti būdus padėti savo laiku, bei geriau suprasti savo emocijų ir kūno ryšį. Video kurse praktiškai išbandysite technikas emocijų išjautimui, autohipnozę, paradokso techniką, kurios padės geriau suprasti savo jausmus, perprasti kūno siunčiamus signalus ir įveikti perdegimą. Na ką, šiandienai tiek, o jeigu esate smalsūs, kviečiu dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite paraštų jau 100 video edukacijų santykių, psichologijos ir sveikatingumo temomis. Iki kitų kartų.